Turiu klausimą. Koks tai yra turtas, kurio niekas negali iš mūsų atimti? Daugelio atsakymas skambėtų, kad tai yra namai, pinigai, pareigos, pasiekimai, šeima. Bet visa tai praeis. Net mūsų vardas, kuriuo mes didžiuojamės, po kurio laiko gali būti pamirštas. Tačiau viena nepraeina, niekur nedingsta. Tai yra meilė. Meilė, kurią per savo gyvenimą dovanojame kitiems. Ji niekada neprapuola. Kiekvienas geras žodis, atleidimas, ištikimai atlikta tarnystė, kiekviena auka dėl kito žmogaus lieka amžinybėje. Evangelijoje Jėzus sako, kur tavo lobis, ten bus ir tavo širdis. Mūsų širdis visada krypsta ten, ką laikome vertingiausiu. Jei didžiausias mūsų rūpestis yra tik tai, ką turime, mūsų širdis prisiriša prie dalykų, kurie yra laikini. Tačiau jei mūsų širdis mokosi mylėti, tarnauti ir dovanoti save, tada ir mūsų lobis tampa amžinas. Šventasis kryžiaus Jonas kadaise pasakė tokią mintį, kad gyvenimo pabaigoje būsime teisiami pagal meilę. Ne pagal tai, kiek sukaupėme, bet pagal tai, kiek atidavėme. Ne pagal tai, kiek buvome aptarnauti, bet pagal tai, kiek patys tarnavome kitiems. Ne pagal tai, kiek žmonių mus mylėjo, bet pagal tai, kiek patys mokėjome mylėti. Užklausk savęs, jei gali, vieną klausimą. Kam šiandien atidavei savo širdį? Ir apsvarstyk, jeigu šiandien Dievas parodytų tavo tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo širdyje? Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.